Lauko scena jūsų, ar ne? Pagal projektą jis yra skirtas būtent laukui ir sakė, žiemą tik tai parnešta į vidų, kad nešaltų laukia ir nepūtų jisai po tą sceną. Tai žodžiu, kad visa įranga yra sukomutuota faktiškai laukui. Viskas yra mobilios rekos. Čia yra micro mikrofonai, Sennheiseriai ir grautuvai. Ir čia yra bendra įrangos spinta. Bendro įrangos spintoj yra du Yamahos jungčių išplėtimo moduliai, garso procesorius, 3 Yamahos jungčių išplėtimo moduliai, Nexia procesorius ir rozetės komutacinės visos. Tai faktiškai į lauką išeina pultas, garso kolonėlės ir visos šitos rekos. Vietinės čia aparatūros tokios salė kaip ir nėra, kažkokios garsinimai, kaip suprantu. Čia senoji buvo, ne? Buvo. Čia šitas visas Teslos, kur kabos, taip toliau, tai čia iš seno aparato. Tai va, tai principė taip. Šiuo atveju dabar kaip yra pajungta, tai ant scenos, tenai kampe yra laidų komutacinė dėžutė. Tas mikrokoras? Multikoras. Multikoro vadinamas jo, tai komutacinė dėžė su multigyslių kabeliu. Smaiku. Kaip vadinsi, taip nepagadinsi jo čia. Džiunglių šniūs. Kaip sakė, multikoras vadinasi? Multikoras yra multigyslis kabelis, šiaip lietuviškai, nežinau, stageboxas, yra ta dėžutė, kuri ant scenos statosi paprastai, arba šičia, jo, tai čia kaip pasižiūrės. Tai šiuo atveju yra senasis tas multikoras tenai kamputį, į jį jungiasi visa scenos komutacija garso, tai visi mikrofonų kabeliai, visi instrumentų kabeliai, viskas sueina tenai. Ant jos yra, kiek yra kanalų multikorą? 30. 3.2 kokį bus, 3.2, man atrodo. 3.2 kanalai tada yra tenai tam standartiniam. Šičia yra irgi pultas 32 kanalų. Faktiškai būtų galima jungtis, nebūtinai sujungti taip, kaip yra sujungta šičia. Yra pajungta, ko gero, dėl procesoriaus, ar ne? Pereka. Aš nežinau, aš šiaip susijungiau į šitą, nes šiaip visą laiką jungdavo tiesiai šitą. Tiesiai pultą, ne? Bet, ta prasme, pultas yra nešiojamas ir jisai nešamas į vidurį salės. Tai man nuo pulto bus atsijunginėti, žinai, man daug lengviau atjungti kabelį ir pajungti kitą kabelį. Vienas kabelis, jo. Kur vieną kabelį atjungus, kur daug. O čia 2 multikorai ateina? Vienas į scenos vidurį dar? Vienas multikoras į čia ateina. Į šičia. O kai salės vidurį nešatės, tada ką darot? Reką irgi nešatės? Šitas visą laiką stovėjo ant scenos. Šitas ant scenos. Taip, bet aš dabar padariau taip, kad iš čia reiškia įsimes kabelį, nes turim kitą internetinį kabelį, pajungt pultą. Dantę, kad per Dantę pasileist pultą į... Supratau. Tai. Faktiškai galima jungtis, kaip ir sakė Ernestas, visus kanalus. Kanalai faktiškai iš multikoro tos stageboxo išeina kuokštas laidų. 32 XLR mail tipo jungtis, 32. Pulte iš galo irgi yra 32 įėjimo kanalai, jeigu pasižiūrėjus. Ir į tos 32 kanalus jungiantis viskas yra sugeneruota nuo 1 iki 32, šitos pusės susijungus kabelius. Multikoras yra faktiškai prailginimui laida. Kad nereikėtų 5 mikrofonų jungtis tiesiai 5 kabeliais, tu juos 5 susijungi tenai ir tas prailgintojas gaunasi tiesiog ateina šičia. Ir tu pagal skaičiukus pasižiūrėjus susijungi tiesiai kanalus. Visi kanalai, kaip susijungsi, taip tu juos ir valdysiesi. Į pirmą kanalą mikrofonas bus pirmas mikrofonas, antras mikrofonas, trečias, todėl per gyvus pasirodymus dažniausiai šitos medžiaginės, tos popierinės juostos visi turi kelias špūlės kišenėse. Taip, ir visą laiką kala čia ir susirašo visus pavadinimus. Bet čia yra pasenęs dalykas. Taip, čia yra pasenęs dalykas, čia yra analoginių pultų, čia skaitmeninis truputėlį sudėtingesnė, ant jų galima užsirašyti kanalus, prisiskirti. Tai tarkim, jeigu pasirinkus pirmą kanalą, pirmas kanalas, viršui pasirinkus, čia yra
adresas po to papasakosiu. Žodžiu, pirmą kanalą pasirinkus, pasirenki, tarkim, ikoną, tu garsinėsi, nežinau, saksofoną, ar ne? Ant pirmo kanalo pasijungus būna. Saksofonas, vardas. Saksofonai yra 3, tarkim, saks 1, enter. Ir tavo saksofonas nupieštas, saks 1. Ir to faktiškai nereikia tada rašytis ant juostos nieko. Tu, tarkim, ant pirmas kanalas, antras kanalas, ant antro, pavyzdžiui, dabar yra vokalas, vyriškas uždėtas paveiksliukas, kad būtų paprastai atskirti. Yra... Tie du instrumentai jau. Jeigu du instrumentai? Tie patys. Jeigu du tie patys, tai tiesiog tai ir daraisi. Tai toliau pasirinki antrą kanalą pasiėmė. Šičia yra, pasirinkimas yra vienu iš 3 būdų kanalo. Tai pirmas pasirinkimas tai yra viršui. Pradedam nuo pradžių. Kanalai yra visi ant šitų 4 grupių. Programavimas visas eina šitoj pulto skilti. Šita visa pulto skiltis yra skirta gyvo garso palengvinimui. Kad jeigu tu turi, tarkim, susiprogramavus 8 kanalus, čia yra nuo 1 iki 8, nuo 9 iki 16 kanalo, nuo 17 iki 24 ir nuo 25 iki 32. Tai jeigu tu, tarkim, nuo 1 iki 8 esi susiprogramavus vokalinius kažkokius mikrofonus, nuo 9 iki 16, pavyzdžiui, būgnai 6 mikrofonai, 2 gitaros ir 17-24, ten kokį nors, nežinau, back vokalai, saksofonai, dar kas nors. Tai visa šita dalis yra tam, kad tu gyvo garsinimo metu tau nereikėtų šičia lakstyti per tuos mygtukus ir spaudinėtis. Tu tiesiog tau trūksta girdi, kad, nežinau, saksofonui garso lygio kažkokio, tu žinai, kad tavo saksofonas yra, tarkim, koks 22 ir tu tuo metu turi, jeigu... Pirmas 8, tarkim, mes išsikilnojame mikrofonų lygius, mikrofonų lygiai, tarkim, stovės panašiai taip. 9 16. Išsikilnoja mikrofonų lygius, mikrofonų lygiai stovi taip. Tai kad tau nereikėtų šokinėti per šitus mygtukus, tu iš karto gyvai gali garsintis bet kurį instrumentą šitoj pusė. Kad tau nereikėtų papildomai prie šitos pusės lės prie nustatymą. Tai čia tiesiog palengvinimai, kad iš ausies sėdint galėtum jau viską kaip ir valdyti. Tai galvojatės, kur baigiam. Tai faktiškai visas susijungimas yra arba į šitą reką, iš šitos rekos išeina LAN tipo kištukas, toksai, ir jisai jungiasi į pultą. Ir todėl nereikia iš praplėtimo modulių tokių laidų kuokšto, kad vieną galą jungtis į pultą, kitą galą jungtis į šičia. Tai yra jungčių praplėtimas tiesiog per vieną jungtį. Tai šitas vienas laidas jungiasi į pulto galinę dalį. Šičia 2 laidai yra įkišti, 2 išplėtimo moduliai, 2 laidai. Ir jie sueina šičia. Jeigu iš karto, jeigu klausimų kažkokiu yra, drąsiai klaus, nes nežinau, kaip paskaitą žinai gražiai. Kadangi aš išliko iš raidės nuo 0, tai būtų nieko, tarkim, vieno kanalo trumpai kažkaip selektinimai. Taip, pirmiausia, žiūrėkit, dabar pradedam nuo to, jūs gal išjungit pultą ir papasakokit, kaip sujungt kairę ir dešinę, reiškia kolonėlės, tai kairė ir dešinė, kaip pajungti su selektintai. Nes bus paprasčiausias dalykas. Po ranka ten, tavo išjungimas. Čia va. Taip. Ai, o kodo to nepasakė? Kodo ne. Gerai, jung. Kverti. Čia. Iš eilės viršui bus kverti. Rakštelė šiaip neturėtų. Neturėtų. Gal monitoras kažkoks jungtas likas. Sužadintas. Kverti. Iš eilės. Ne, kverti. Ai. Kverti. Taip. Ok. Gerai. Dabar Ar tu matai, ką nors? Aš matau, viskas gerai. Dabar dėl meino.
Mainas šiaip visą laiką pajungus dviem signaliniam jungtim į pulto galą. Jis čia pajungtas, į antrą slotą pajungtas. Jis į antrą slotą? Taip. Palauk. Čia va. Palauk, pažiūrėsiu ar antram slotė. Va, antram slotė. Antram slotė, 7-8. Taip. Dabar kur tas masteris? Nerašyk šito. Parašyk principą, kaip pasijungt. Dabar kur papasakosiu. Masteris. Palauk, nerekosa. Mes tai tiesiog selektinomės. Per selektą darot? Jo, viską per selektą, taip. Per šitą. Palauk. Kaip dabar išeiti šitą? Šitą... Jo. Per selektą, tada va šitas kur yra. Palauk. Ne. Kaip aš ten tau rodžiu, pamiršau? Nu, blema. Ai, šitas. Tada va, viskas pasirinkė. Va. Slotas 7, slotas 8. Ir paskui dar kartą paspaudė, žinai, kad L. Nu tai taip, prasme galima tokiu būdu, galima susidėlioti rankiniu būdu. Tai viskas yra, dabar palauk, pirmas channelas, selektas, o palauk, kodėl man įrodo šičia grįžimas, šičia ir miksas, ar ne? Rašysiesi to, ar čia... Aš filmuoju. To filmavimo užteks. Tai tu faktiškai gal vieną iš tokių paprastesnių būdų ir parodė. Suprogramuota visą laiką, aš nežinau, žinai, ar reikia šitus dalykus aiškinti, nes viskas yra suprogramuota kokiam 40 programų šičia. Ir įrašytas tas pats mainas ant 7.8. Jeigu aparatas yra pastoviai pajungtas ant to 7.8, tai programuotis to dalyko nereikia. Ar iki tokių smulkmenų, žinai, reikia lys klausimas. Ar labiau valdymą žiūrėtis? Valdymą tada žiūrim. Valdymą. Pavyzdžiui, man asmeniškai, kai aš kliuvau, man kliuvo monitoriai ir man kliuvo, palakas čia, equalizeris. O gerai, tai monitoriuose kas kliuvo? Monitorius vienas pradėjo fonuoti kažkodėl, tai prasme, jis priejo ir aš... Su mikrofonu? Tai mikrofonas tada nebuvo iškarpyto equalizerių tam tikri dažniai. Tai aš nežinau, tai sujungimą aš... Apsitarėm dėl struktūros tiesiog kaip žinai aiškint. Ar visą jungimą bėgam nuo pradžių ir tada žiūrimės valdymus, ar šokam iš karto tiesiai prie valdymo. Nuo pradžių, nuo nulio visišką. Gerai, tai žodžiu dabar dėl įrangos spintos kažką supratai daugiau mažiau kas yra. Nu, jis man čia jau kažkiek aiškino. Tai gerai, faktiškai taip. Turi žypsėti va šitie 4. Šitie 4 visą laiką žypsi, kai yra signalas. Jeigu jie nežypsi, nėra signalo, reiškia, tau neveiks šitas dalykas. Sako, dar jie gali žypsi. O kas būna, jeigu netolygiai žypsi? Jeigu netolygiai žypsi, reiškia signalas... Jeigu netolygiai žypsi? Ta prasme, du šitie atvirkščiai. Čia žypsi, taip. Ai, tai reiškia, vieno kažkurio iš signalų nėra. Arba inputas, arba outputas yra nepaduotas. Tai tarkim, outputas yra skirtas ėjimui tiesiai į procesorių, iš procesoriaus eina į dantę. Va kaip čia. Taip. Ir ne kitaip, jie negali būti apsukti. Negali. Ta prasme, šitie laidai negali būti sumaišyti. Čia yra skirtingi kabeliai. Čia yra 6 kategorijos kabelis, čia yra 5 kategorijos kabelis. 6 kategorijos kabelis yra skirtas būtent. Ta prasme, jeigu aš čia va out, ane, ir čia va in. Ir atvirkščiai. Ar jis veiks? Žiūrėk, signalo kelią įsivaizduoja, kaip signalo šiaip garso eina. Jo. Jisai turi šino jautą, šino jautą, šino jautą. Čia vienas iš pagrindinių dalykų, kurį tau reikia žinoti. Kaip va šitą signalą. Jo, iš inputo į outputus visą laiką tą kelią įsivaizduok ir tada nepamesi signalo niekad. Tai tu į inputus jungiasi ant scenos, į outputus, palauk, ne, čia magistralė kitas dalykas, šiaip į inputus pasiduoda. Ja. Na, bet žodžiu, šiaip jeigu sistemos komponentų sujunginėjant, pavyzdžiui, aukštų garsiakalbių kiši laidą į inputus, duodi į outputą žemadažnio. Ir tada iš inputo jau paduodi žemadažnio į outputą pulto. Ne. Į inputą pulto. Outputą. Input yra mikrofonai, outputas į outputus jungiasi. Tai žodžiu, tas signalo kelias vienas gal iš svarbiausių dalykų. Ir šiuo atveju tai yra, kad iš inputo vienos dėžės eina į outputą
tas pats laidas kitos dėžės, reiškia, jos sujungtos tarpusavį. Ši čia irgi tas pats. Jie išeina iš outputo, nueina į input. Ta prasme, jeigu aš sumaišyčiau ten kažkokios laidus ir tarkim, jeigu aš šitą autą jungčiau į šitą va. Aha, ne, tai O šitą va jungčiau į šitą va. Kabeliai skiriasi. Kabeliai Ne, skiriasi. ne, ta prasme, žiūrėk, šitas va ir šitas jie yra vienodi, supranti? Taip. Ir jeigu aš tą, kuris yra out, Aha. Slot 1, slot 2. viskas supratau, Jie nesumaišysi. pažymėti. Nesumaišysi viskas. Aš manau, žinai, kad užrašyta yra dėl to, kad Nexi yra suprogramuota būtent ant šitų dviejų skirtingų Taip, kanalų. jinai yra suprogramuota. Ir man dėl pasakė. to, na, aš turiu prisijungti. Nes man sakė, jeigu bus problema, va, dėl šitų gali būti, kad jie ne vienodai žypsės. Tai- Ir jeigu taip atsitiktų, aš dėl to man įdomu, ką daryti. Tai supranti, atsitiktų tai tas dalykas dėl to, kad laida yra sumaišyta, bet viskas pas jūs labai gražiai surašyta. Monitorių visi 4 surašyti, visi kanalai surašyti, viskas. Dėl šito rūpintis nereikėtų, tiesiog sekti, Gerai. kas ant laido parašyta. Tai dabar sekantis gal... Toliau. Šiuo atveju, jeigu tu stataisi lauke visą aparatūrą, jeigu jinai būna sustatyta lauke, visų šitų kištukų nebūna sujungtų. Šičia yra visiškai tuščia panelė. Šitie laidai ateina iš būtent nuo senos tos dėžutės. Tai čia yra tasai, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tai va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Šičia toliau eina, vėl rašo 1, 2, bet šičia jau yra 17, 18, 19, 20, 21, 22 ir taip toliau. Ai, čia nuo vieno pasižymėjau. Nes nuo vieno sužymėta dėl to, kad šita magistralė eina į mikrofonų kažkurį keisą. Va šitą va. Sennheiserį, Taip. ko gero, jo. Nes Micro sujungti kažkodėl tiesiai į pultą. Aš Nors čia turėtų jungiu. būt sujungti Neturiu į kur Tai jungti. yra, žiūrėk, laisdalis 2. Ai, nors jo, galėjau čia. Galėjai drąsiai. Galėjau. Jokia problema. Dar priedo, kai šitie Jo, taip, nereikalingi ir čia kišti galima išsitraukti. Nes vis tiek persijungt. 30 kanalų nejungia ant scenos, niekada jungia kokią iki 10, iki 15. Na, jeigu būgnų komplektas, nu, Ai, nu, jo. 8-9, vokalai, nu, choras, kad ir 6 mikrofonai, tai 15 Dar reikės mikrofonų. įsistudijuoti būgnų jungimą, nes žiūri video, mokausi, nes ten irgi jau yra niuansų. Nu, ten labai daug niuansų, bet tai tą, ką Lietuva turi, tai būgnų jungimas yra dažniausiai nuo 4 iki 8 mikrofono. Skirtingiam Turi mes komplektam. gal 5 ar 4 tik mikrofonus. Audiksą komplektą. Tai Audiksas, jo, būna 4, 6. 4 gal turimo, o gal 6. Nu, tai tada standartiniam būgnų komplektui. Tas Standartiniam. 4 yra vienas bačkai, Taip, ten. minukam ir lėkštam. Taip. Tai va, tai žodžiu, kad jeigu tavo yra tuščia darbo vieta, tai šita visa reka jungiasi su pulto per šitas dvi jungtis raudonai pažymėtas ir tu turi visiškai pliką reką, be nei vieno laido įkišto daugiau. Tik tai šitie 2 laidukai. Na, aišku, ir maitinimai pačios komutacinės spintos turi būti ant elektrą pajungta iš šios pusės. Tas pats ir pultų. Ir tai yra visiškai plika tavo darbo vieta. Tada tu jau ant scenos jungiasi į visus kanalus, ką tu valdysi ant pulto nuo 1 iki 34. Jungiasi būtent į rekos pirmą dėžę arba antrą dėžę. Iš eilės, tai jeigu ten sakau, pavyzdžiui, 3 mikrofonai, 3 susijungi ir turi koncertą. Viskas. Jeigu kažkokį grotuvą savo jungsiesi, tarkim, papildomą, tai kaip var jisai yra pasidaręs, susiprogramavęs, galima net, čia tu programavęs buvai šitą, ne? Tai net nereikia programuoti, galima tiesiai jungti į tam tikrą jungtį ir tada to programavimo išvengi, nes programavimas maišaisi visą laiką su juo. Nu tai aš dabar, kai suprogramavau viskas, dabar man aišku, bet kada galima ištraukti ir kitą, ką nors įkišti. Nu tai taip, bet jau žinai, jeigu po to tau nusilups šitas ir atsisės kitas garsistas, tai jisai turės belenkiek vargo. Taigi yra seivas, jisai gali į bet kurį. Arba turės ant blenko darytis visą naują programavimą. Naujas Bet tai programavimas. žiauriai nenaudinga, nes kai garsistas atvažiuoja, jisai sėda dažniausiai prie jau daryto, kopina parametrus į naują projektą ir tada jį tvarkosi. Ta prasme, niekas nuo blenko nedirba, nes paprastai jau būna nustatyti jau equalizeriai, Nu, matai, priekio, aš tai kaip- mikrofonizacijos. Dabar visi- paprasčiausiai gausis, kai aš šitus lankeliai vadinu šitam lankeliam, pajungsiu į Lankeliai čia. makro ar Ir šitą lankelius, kai aš čia pasi... lankeliai. Na, aš nežinau kaip čia. Mikrofonai? Headsetai, ta prasme, ant galvos su lankeliu, kur eina? Taip.
Tai MyPro. MyPro. Šitas. Jo, tai headsetai. Tai va mes... Aš, kai žinai, aš esu savo mokslus, aš nežinau tų pavadinimų visiškai. Bet atlikėjai labai matai žino šitas dalykus ir kai atlikėjas atvažiuoja. Ir man pagrindė va tos... 4 headsetų, žinai, stovi toksai, ko tokių, žinai, headsetų. Tai man reikia va tos išmokti vis dėlto, aš nežinau, kas gali mane išmokinti. Nu tai kas, internetas, čia angliškai, viskas, kas yra susiję... Forumuose turbūt greičiausiai. Kas? Forumuose tarpusai be kalbų. Ne forumuose. Ne, čia neslengas, čia yra vertimai iš anglų kalbos. Kaip jūs pirštus vadinat? Kas yra Pirštas tai tas, kur kai... XLRs. Ne. Pirštas, džekas? Ai, Tai yra Džekas. Džekas. Nu tai taip, tai čia yra... Nes Airijoje aš kaip buvau, tai jie dar kažkaip kitaip vadina. Yra, palauk. Čia angliškai Jack ir vadinasi. Jack ir vadinasi, taip. Mini Jackas tai yra, rašo, Mini Jackas jau grinai yra lietuvių išmislas jaučiu, nes Mini Jacko nelabai rasi į Google suvedęs Mini Jack, tai gal ten kažkiek išmes nuotraukų su Mini Jacko, bet šiaip yra 3,5 mm Jackas ir 2,5 mm. Tai didysis yra... 2,5? Palauk, galvoju. 2,5, o tas 3,5 mažiukas. O didysis Šitą tiksliai žinau. O didysis yra, rašo netgi, yra Mini Jack ir Combo Jack. Tai Combo yra va tas didysis. O čia tas Combo. Pirštas, kur sakai. Tai čia yra Combo Jack arba šiaip Jack standartiškai. Išsilauš jungti iš čia, bet stovėdamas. Braška jau viskas. Tai va, ir tu turi pliką darbo vietą, susijungi savo mikrofonus į šitą visą spintelę. Grotuvus, tarkim, kažkokius įrangą, kurią tu turėsi jau prie pulto, nes vis tiek, principė... Dar plus 2 grotuvai gali tekti kitus. Grotuvai šitie, ar ne? Ne, dar 2 didžiai tie. Ai, didžiai, jo, bet čia jungimas visiškai tas pats, irgi XLR-inio kabelio ateina į pultą. Tai žodžiu, kad tu turi į pultą susivesti kanalus taip, kad tau būtų patogu. Tiesiog, kad tau būtų patogu valdymui. Tarkim, jeigu tu turi 3 vokalistus ir fonogramą, ar ne? Koncertas. Standartinis kokios, nežinau, Įva. Atvažiuoja, nežinau, 6-9 dangui. Yra 3 vokalai ir 7-8, tarkim, pasijungi grotuvą. 2 grotuvus. 7 ir 8. Tai tu prie skaičiukų 7 ir 8 iš galo jungiasi šitus laidus, kurie čia ateina jau sujungti, bet čia yra standartiniai. Palauk, abudu stereavi, ne? Taip. Ne, vienas stereavi. Abudu. Ta prasme, vienas į vieną, kitas į kitą paduota. Nu taip, bet stereavi, ta prasme, ant 2 kanalų. Jo. Tik tai susinchronizinės ant 2, kad vaikščiotų, ne? Ar ne pats darė šitą daryti? Pats dariau. Tai va, tai jungiasi, tarkim, tavo grotuvas ant 7-8. Ir viskas. Ir tu koncertą gali valdyti su tiek pozicijų. Faktiškai tik tiek to ir tai reikia. Tai grotuvai dažniausiai būna prie tavo pulto, nes tu turėsi muziką leistis ir jau čia bus garsis to toj būdelėj, o ne prie Matai, yra toks dalykas, dar čia labai gražiai pasakoji, bet būna taip, kad 2 minutės iki koncerto, ar tu nežinai, kas atvažiuoja ir nei fonogramos, nieko. Todėl mes esam bent jau aš taip tokį idėją, kad čia pasilikti, o va šitus va kanalus pasilikti linijom. Atėjo kas nors taukšta kažkokiu liniju, aš nežinau, kas atvažiuoja, žinai. Aš nesu susidūręs, ko gero, dar su tokia situacija, kad nežinočiau, ką garsinsiu visą laiką. O kaip, tu prasme, tai žmonės ateina į koncertą, jau žinau, kieno koncertą ateina. Tarkim, Įva atvažiuoja, ne? Taip. Ir tu nežinai, kiek žmonių koncertuos, kokių fonogramų reikės ir nieko. Dieną prieš skambinęs jau žinodamas. Ir jie nieko neduoda. Ne, jie visą laiką duoda. Su vadybininku skambinęs, jie visą laiką duoda tau techninius reikalavimus, faktiškai kiekviena grupė savo turi. Yra raideris vadinamas. Tai raideris yra techninės įrangos sąrašas, kur pageidauja atlikėjas. Tarkim, atvažiuoja Mikutavičius, jis iš karto susiderinęs koncertą Alytuje, jis iš karto jūsų vadybininkam persiunčia savo raiderį, kuriam yra surašyta. Man reikia ne mažiau 4 garso monitorių ant scenos, ne mažiau 4 subų, 8 topinių kolonėlių, ne mažiau 6 mikrofonų ir jie susirašo viską, ko jiem reikia. Jeigu jie neatsiunčia raiderio, reiškia, jie turi savo įrangą ir garsistus. Va, ko man trūko. Arba tingi atrašyti. Taip nebuvo. Buvo, kad tingi, net nebuvo e-mailas čia ištrintas. Su kokiais atlikėjais? Tai, tarkim, Olinskiai atvažiavo, bet jinai turėjo savo viską. Bet aš nežinau, matai, mano, nuo šiandien pirma darbo diena čia. Bet man kaip papasakojo, kad čia būna taip atvažiuoja ir nieko niekas nežino.
Nežinau, dėl to, kad Dažniausiai. nesiaiškina, dėl to, kad nenori žinot. Čia šiaip visą laiką atlikėjas pats yra nesuinteresuotas daryti savo problemų koncerto metu. Jeigu jisai atvažiuoja ir jam nieko nėra, garsisto jie neturi ir aparatūros, neturi, jis koncerto negali daryti, pas jį žmonės susirinkę, 300 žmonių, visi išeis nepatenkinti arba bus nepatenkinti dėl to, kad valandą laiko koncertas vėluos ir jau atlikėjui dėl to yra blogai, nes jau atlikėjas, jau jam disrespektas iš karto eina. Jau visi, atlikėjas lopas, nes jisai vėluoja, žinai, standartiškai ne garsistas kaltas dėl šitų reikalų. Čia garsistas kaltas. Jeigu mikrofonas įpė, kaltas atlikėjas, nes šūdinai dainuoja, čia žmonės taip reaguoja, viskas plaukia atlikėjai. Šūdinai skamba, prastai groja, žinai, ten įpė mikrofoną, šūdinai dainuoja. Dabar mikrofono sureguliavimas pagal ekvalaizį, man vis tas ekvalaizeris, ar dar kažką prieš tai dar kažkas yra pasakoti? Nuosekliai, žinok, tiesiog, kad eitų iki to. Tai tu, žodžiu, taip, mes imam situaciją, tu daugiau garsinsiesi čia viduj ar lauko scenai, ar abudu dalykų žiūrėti? Abudu. Tai jeigu šičia faktiškai dėl mikrofonų gaunasi čia visiškai tas pats, lauke statosi visos rekos į krūvą išskyrus grotuvų nešasi prie pulto. Šitos 3 statosi ant scenos. Mikrofonų iš kito galo, mikrofonų šitų keisų, yra tie patys multikabeliai. Jo, yra multikoras. Ir yra visur įėjimai. Žiūrėk, aš jungiau, bet man dar vienas klausimas liko. Nu. Ten dar 2 laisvi liko, kam tie? Kas laisvi? Kažkas ten 2 yra, aš nesukišau. Nematau. Aš kažką nedakišau ir aš nesupratau. Čia yra outputas tau visiškai negaliojantis outputas. Yra sujunginės stoteles vieną su kita. Iš inputo paduoti į outputą, kad... Aš jų nepajungiu, aš nesupratau, kas ten per dalykas. Žodžiu, čia yra 4 modulių mikrofonų sistema, čia yra 4 modulių mikrofonų sistema, čia yra atskiri mikrofonų sistemos moduliai. Mikrofonas yra siųstuvas, imtuvai yra čia 4, čia irgi 8 iš viso. Reiškia, tau turi ateiti iš šitos dėžės 8 signaliniai laidai, iš šitos dėžės 8 signaliniai laidai ir iš šitos dėžės, kadangi grotuvas vienas yra stereo ir turi 2 laidą, į leftas ir rightas, tai tau turi ateiti 2 laidai iš šito grotuvo, 2 laidai iš šito grotuvo. Iš viso kiek laidų turėsim? Iš viso? Tai 4 iš CD. O iš viso tai... Čia 8 ir čia 8, tai yra 16 plus 2. Po 2 ar po 2, kaip skaičiuot? Po 2? Po 2. 10, 12. Ne 12. 16 ir plus kažkiek 12? Ne, 16 ir 4. Tai 20. 20 laidų. Žodžiu, visus 20 laidų. 20 laidų yra tokio tipo jungtim ir jos visos iš eilės susikaišioja į visus kanalus. Tai vėlgi čia yra pilnai parengtam įrangos komplektui. Kaip jungtis, tu žiūri pati, strateguojasi, kaip tau yra patogiau pagal tiek, kiek tu įrangos naudosis. Jeigu tau bus reikalingos, atlikėjas pasako 2 headsetai, tie vadinami mikrofonai su lankeliu ant galvos, 2 čia rankiniai, ar ne Sennheiserio pas jūs? Ta prasme, rankiniai mikrofonai. Tai. 2 rankiniai, tarkim, mikrofonai, tai tu 2 laidus įsijungi iš anos pusės, aš nežinau, gali pasižiūrėti, jeigu... Ten jie visi multikorų sujungta. Tai taip. Multikorų sujungta. Taip, bet tai tu iš multikoro, tarkim, 1-2 kanalą jungiasi į 1-2 imtuvus ir tada jungiasi į 1-2 kanalą. Ir tada tu 1-2 kanalą turi 2 headsetus, tarkim, 3-4 tau nebūtina visų susijungti, 3-4, jeigu tau reikia, jungiasi šitus 2 ir tada tavo pirmi 2 yra headsetai, kiti 2 yra rankiniai. Turbūt ten skirtumas šito. Skirtumas? Jo, čia rankinis ta... Čia yra 8 rankiniai mikrofonai. Va, rankinis mikrofonas. Šitą jo, nes praeitą kartą naudojo per. Jo. O šičia yra su lankeliu ant galvos visi, ar ne? Ar yra dar prisegamų kažkas? Visi su lankelės. Nu, ta prasme, ar prisegamas tai tas pats imtuvas, tik kad imtuvas tas pats, o mikrofonas kitas. Taip. Tai turite prisegamų? Neturim. Neturi. Čia tik toks skirtumas, kad vienas prie vienokios rūšies mikrofonų, kitas prie kitos? Jo. Čia, tarkim, jeigu vaikų, 5 vaikai dainuoja nuo... čia nuo atlikėjų, čia jau būtent nuo atlikėjo priklauso, kuris tą koncertą nori pasivedinėti. Ko jis pageidauja.
Dažniausiai atlikėjai vėlgi, pavyzdžiui, jeigu būgnininkas atvažiuos, jisai turės savo mikrofono komplektą, kaip taisyklė turi, visi rimti būgnininkai, tai čia pas jūs palauksiu, kuo aš esu garsinės, jis su šampanė aš galėjau čia būti pas jūs? Kauno choro kažkada buvo. Paškevičius pas jūs buvo tikrai, ir ne šitoj salėje. Nežinau, atradinę. Ai, nu žodžiu, tai yra Lietuvoje... Paškevičius buvo, ta prasme, galim pasižiūrėti. Realiai Lietuvoje yra 4 būgnininkai, kurie važiuoja su didelėm... Rondo gal koks buvo dar čia? Rondo buvo. Paskui. Ambrozija, Tabasko, Purvas. Kočinis. Čia nieko neturi. Gero. Dainava. Aš manau, kad jie galėjo turėti savo įrangą, jeigu jie buvo atvažiavę. Tikriausiai bus savo įranga, nes aš jau nematau. Tai realiai Lietuvoje yra gal kokie 4 būgnininkai, kurie turi savo stiprius būgnų komplektus susirinkę, turi visą savo garsinimų įrangą ir jie tau pasako, ko jiem reikia. Sako, man reikia tavo pulto 6 laisvų kanalų. Tada sakai, duok man 6 laidus. Jau susijung savo aparatūrą ir paduok man 6 laidus. Ir tada tau duoda 6 laidus, tu susikiš įrangos dėžiai į tuos kanalus, kurie tau yra patogus garsinimai ir tu juos turi. Faktiškai taip. Tai grotuvai visą laiką jungiasi į pultą ir kaip ir faktiškai sureka yra tiek. Čia, kagana. Yra multikabeliai 2. Atskiri padaryti tokie. Čia yra tas jau multikoras vadinamas, tik tai multikoro būna vienam gale dėžė ir kito jungtis. Ir būna, kad vienam gale jungtis ir kitam jungtis. Tai palaidos. Tai čia dėl patogumo jungimo tiesiog. Tai čia yra vienam gale jungtis, kurios sujungtos į mikrofonus, kitam gale, kurios tu jungiasi pagal skaičiukus į kanalus, kuriuos tu nori susijungti. Galim prie pulto eit po truputį, ar ne? Aš jau įlysiu gal. Gerai. Tai aš jau truputėlį apie pultą pradėjau pasakot. Kaip ir sakiau, yra kanalai visi sugrupuoti. Tai yra nuo 1 iki 8, nuo 9 iki 16, nuo 17 iki 24, nuo 25 iki 32. Yra, galvoju, dabar 8 CL, man atrodo, tai dar turi vieną išnešimą tokį patį šitam šone ir jisai turi 48 kanalus daugiau. Tai žodžiu, standartiškai visą laiką ant visų presetų mainas yra priskirtas. Mainą kaip priskirt, ką tik rodė Ernestas. Tai kur vėl? Selektas. Taip. Ta prasme reikia pasižymėti šitą. Reikia tau pasirinkti, čia yra pulto signalo kelias. Tau reikia outputą, į kurį tu įjungi pagrindinės kolonėlės, prisiskirti tam tikram kanalui, kuriuo tu valdysi pagrindinį garsą, pagrindinio garso kėlimą. Tai vienas iš arčiausių būdų, tai yra pasirinkti, būtent pasirinkus viršui, kur yra select visi mygtukai, tai pasirenka kanalą konfiguraciją. Jeigu nori kažką redaguoti, bet ką, mikrofonus, tarkim, kanalus ar pagrindinius kanalus visą laiką su selectu. Tai selectą pasirinkus, kodėl peršoko. O čia įjungus, tarkim, vieną kartą pasirinkus tą... Išsisaugo ir viskas. Visoj bibliotekoje, kur Ernestai buvo iššokęs į biblioteką?